Sveiki! Be mums jau žinomų PHP kintamųjų, dar yra 14 taip vadinamų numatytųjų kintamųjų, arba kitaip kintamųjų pagal nutylėjimą. Šie kintamieji, kaip ir vidinės PHP funkcijos, jau sukurti ir paruošti naudojimui. Pirmiausia, aš jums siūlyčiau įsigyti tokį įrankį, su kuriuo galėsite stebėti klientų ir naršyklės bendravimą. Jeigu jo dar neturite, tuomet nepatingėkite ir įsigykite. Jums tereikia paspausti šį mygtuką ir jis bus įdiegtas. O dabar, jeigu nemokate HTML, bus proga pasimokyti. Sukursime paprastą formą. Tada į formą įdėsime etiketę vardas. Ir įdėsime laukelį, kad būtų galima įrašyti savo vardą. Kadangi į laukelį kažką rašysime, tai laukelis bus tekstinio tipo. Taip pat laukelio elementas turės asmeninį vardą. Laukelio pavadinimą ir patį laukelį sugrupuokime. Sukurkime dar vieną laukelį. Jis bus skirtas elektroninio pašto adresui. Elektroninio pašto adresas bus įvedamas į laukelį, kurio pavadinimas taip pat bus e-mail. O dabar įdėkime mygtuką, kad įrašius duomenis būtų galima paspausti. Dabar šis laukelis bus submit tipo, tada jis taps mygtuku. Laukelio pavadinimas tegul bus send. Pakeisime mygtuko pavadinimą, suprantamesniu.
Ir vėl matom hieroglifus. Nieko, šį kartą sutvarkysime viską taip, kaip tai reikia. Jeigu laikyti standartų, tai HTML puslapio struktūra prasideda dokumento tipu. Aš jums rekomenduoju lietuvišką šaltinį, kuriame galėsite susipažinti ir pasimokyti HTML. HTML puslapio struktūra prasideda doctype elementų. Mes dabar naudosime tokį DTD. Toliau, kadangi tai yra HTML puslapis, tai jis būtinai prasideda HTML elementų. Tiesiog taip. HTML elementas turi atributą, kuriuo nurodoma vardų sritis. XML NS yra XML namespace. HTML puslapis baigėsi uždaru HTML elementu. Toks elementas yra atviras, o toks elementas yra uždaras, nes prieš jį yra brūkšniukas. O tarp šių elementų gali būti kiti elementai. Viskas, ką galime pamatyti puslapyje, yra dedama į body elementą. Viskas, kas yra tarp šių body elementų, yra laikoma puslapio kūnu. Visa tai, kas matoma puslapyje, yra puslapio kūnas. HTML puslapis susideda iš dviejų dalių – kūno ir galvos. Pirmiausia yra galva. O toliau eina kūnas. Šį meta elementą įdėsime į puslapio antraštę. Daugelis naršyklių simbolius atpažįsta pagal koduotę, kuri naudojama vakarų Europos šalyse. Naršyklis pagal nutylėjimą naudoja būtent šią koduotę. Yra dvi koduotės, kurios atpažįsta lietuviškus simbolius. Tai UTF-8 ir Windows 1257. Nors mums tinka jos abi, aš jums visada patariu naudoti tik UTF-8. Kokią koduotę naršyklė turi naudoti, mes nurodom puslapio antraštėje.
štai čia. Puslapio antraštė yra čia. Visa tai, kas yra puslapio antraštėje, yra nurodymai naršykliai. Ir panašiai. Pakeiskime koduotę. Tarkim, padarykime koduotę Windows 1257. Atsirado hieroglifai. Kas pasikeitė? Pakeisdami koduotę, mes įjungėme tą koduotę, bet šioje naršyklėje. Kitas svarbus dalykas. Jeigu jūs nusprendėte naudoti UTF-8, tai būtina ir patį failą išsaugoti teisingai. Pavyzdžiui, sukuriat bet kokį tekstinį failą. Kai failą išsaugot, jis visada būna išsaugomas kaip ANSI koduotė. Reikia pasirinkti UTF-8. Taigi, svarbu nepamiršti, kad jeigu čia yra UTF-8, tai ir pats failas turi būti išsaugotas UTF-8 koduotė. Dabar pasileiskime HTTP antraščių seklį. Šias dvi varnelės nuimam, varnelę čia padedam ir čia turi būti varnelė. Spaudžiam siųsti. Jeigu formoje nenurodyta, kokiu būdu užklausa turi keliauti iš formos į serverį, tai pagal nutylėjimą naudojamas GET būdas. O mes norime naudoti POST būdą metodą. Todėl ir nurodom. Kad naudosime POST metodą. Išvalykime. Ir vėl paspauskime. Čia yra užklausa, kurią sugeneravo naršyklė ir išsiuntė į serverį. Panagrinėkime ją. POST metodas, kuriuo siunčiama užklausa. Tada failas, kuriam siunčiama užklausa. Ir pati užklausa. Jeigu formoje nenurodyta, kur turi keliauti užklausa, tai ji visada keliauja į šį failą serveryje. Testas.php. O jeigu norime, kad užklausa keliautų, pavyzdžiui, į failą